nori pradėti streaminti arba jau streamini, bet stringiai ties kažkuriais kūriamais dalykais, tai video pamoka, kaip pasidaryti OBS, kaip susidėti overlayus ir kaip kas vyksta. Taigi, vagi, manau, Stream Elements naudotis jau moka. Jeigu ne, labai puikiai pamoka. Kiekvienos platformos jūsų alertai ir viskas priklauso nuo Stream Elements. Tai tarkim, jeigu pasidarėt YouTube'ui alertus, kaip pavyzdys overlay, pas mane yra, YouTube alertai. Čia yra padaryti visi mano alertai, kurie yra reikalingi. Subscribe, memberė, superchatą, tipsų, puršiais. Ir visi šitie alertai eina kiekvienai platformai atskirai. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs pasidarėt YouTube'ui ir streaminot per Twitch'ą, Kiką ar dar kažkur, jum jie negalius. Kikui, Twitch'ui darotės vėl iš naujo ir keliatės. Tai kaip pavyzdys, jeigu jūs pasidarėt subscribe alertus, o kaip pavyzdžiui pas mane visą šitą yra, ir visą šitą, ką jūs pasidarėt, jums reikia įsikelti į OBS. Tam, kad įsikelti į OBS, jūs tiesiog kopijuojat URL, pereinat į savo platformą OBS, darot atsource, darot browser source ir tiesiog, kaip pavyzdys, čia yra IT, pas man YouTube alerts yra. Spaudžiat OK, čia nutrinat, įklijuojat. Aš asmeniškai darau Control Audio via OBS, vien dėl to, kad aš galėčiau po to reguliuoti garsą. Tai va, sarant čia bus kokio didumo jūsų alertas bus didumo. Ir matot, šone atsirado YouTube, lygiai taip pat kaip užvadins čia. Tai čia galite kontroliuoti garsą paduodamą į alertą. Tiek į streamą, tiek pas save ausinėse. Tam, kad girdėt ir streamė, ir pas save ausinėse, jūs dažniausiai turit pakeisti nustatymą. Tai atsidarot gerai ikoniukę, čia yra YouTube's, vietoje monitor off, pasidarot monitor and output ir viskas. Ir jūs girdėsit, ir girdės chats, pavyzdžiui. Stream Elements puslapį galite padaryti preview. Emulates ir kaip pavyzdys subscriber event. Hello, motherfucker. Ir atsiranda visas šis reikalas. Tai lygiai tą patį darysit ir su Kika ir su Twitch'o alertais. Vienintelis keis dalyks, kad jeigu per Stream Elements streaminat Kiką, Stream Elements neduod visų papildomų dalykų Kikui. Kaip pavyzdys Kika bitsai. Tokiu atveju jums reik bent jau. Aš pradėjau eiti į Botrixą puslapį. Botrixą puslapį jūs prisijungiat su savo Kiku, tada einat į alertus ir ten jūs nusistatysit savo alertus. Vien dėl to, kad Kiks turi savo bitsus. Stream Elements Twitch'ą, kadangi Twitch'as yra labai sena platforma, tai jis jau yra prisidėjęs ir bitsus, ir raidus, ir visą kitą dalyką. Kadangi Kiks nėra tokia sena platforma, nes jis čia keli metai, kaip suprantu, tik tai. Gal biški daugiau, bet Stream Elements savo dar nėra dadėjęs ten, kaip turėtų būti. Tai šitą vietą jums reiks padirbėti ir su Botrixu. Tai kaip pavyzdys subscriptioną, giftintą subą, followerius, hosts čia yra lygiai tas pats, kas raids. Ir kiksai, tas pats kaip Twitch'o bitsai. Tai čia kiksai yra. Aš viską dariaus per čia. Tam, kad, kaip pavyzdys, jeigu jūs darot golą, donation golą,
Aš nesidariau per čia vien dėl to donation goalą, nes tada gaunas du skirtingi donatą puslapį. Dėl to aš pasilikau, kaip pavyzdys, susisetupinau YouTube'į, nes, YouTube, tipo, kaip ir pagrindinė platforma, ir tas pats link adresas tada įsikeli ir į Twitch'ą, ir į Kiką, ir visose kitose platformose, kuriuose stream. Dėl to Botrixą akauntą aš palikau tik tai dėl Kikų, hostą, followerių, giftų ir sub. Apart donation. Tai tiesiog, kad nebūtų donation atsižymėsi čyčiai, visur kitur turėtų būti aktyviai talards žalia. Pasirinkti galit taip pat, garsų galit savo įsikelti, galit naudoti esančius, video galit įsikelti savo, galit naudoti esančius, čia tiksliau gifai dažniausiai dedas, koreguoti viską galit palei savi. O įsikeli lygiai taip pat. Yra URL adresas, nusikopijuojat ir įsikelia taip pat kaip ir visus kitus adresus. O vat, jeigu kas nežinot, kaip pasidaryti alert boxą, tai tiesiog Stream Elements daro naują overlayų. Atsidaro naujas overlayus, aišku, rezoliuciją renkatės tokią, kokią jūs streamėt. Tai, dažniausiai 1080p, spaudžiat start, atsirančit ekrans, spaudžiat pliusiuką, alerts, alert box ir viskas. Jums atsirado visi šitie. Tam, kad juos redaguot, spaudžiat gerą ir pavyzdžiui, vietoj šito galit pakeisti. Aišku, čia yra mano sudėti, bet vietoj šitų jūs susikelsit savo, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, kad ir spaudžiat submit ir vietoj šito jau jums vaizdą rodys toks, koks yra. Soundą lygiai taip pat. Galit pasirinkti, galit net video bandyti įsidėti, aišku, video dažniausiai gal sunkiau kraut. Ir viskas, išsisaugojat ir kaip prieš tai rodžiau. Overlay URL, įsikeliat pas savį OBS ir naudojatės. Taigi, vaginagi. Daugas nori šitos juostos, kurį judėtų, kad kas kiek įmetė, su vardais ir visa kita. Tai, kad tai pasidaryti, aš parodysiu labai paprastą būdą. Tai tiesiog atsidarot vėl naują overlayų. Ir, pavyzdžiui, kad judėtų šitą juostą, kurią matot viršui, tai reikia pasispaust pliusiuką, labels, tips, latest ir recent tips. Ir jums atsidaro tokia lentelė. Tada tą lentelę jūs tiesiog galit kustomizuoti. Tai yra pakeisti spalvą, raštą, dydį ir visą kitą. Tai, pavyzdžiui, fronts, kad nebūtų galit raudona, žalia, kokia jums norima spalva. Darykim, kad matytos dabar raudona. Tada galit pasikeisti jos dydį. Kaip pavyzdys, tokia spalva, tiksliau raštas. Kaip pavyzdys, palikim tokį. Be abejo, galite ir dydį kitaliuoti, didesniam raidėm, mažesniam raidėm, pakelti, nuleist, kad būtų, tarkim, vidurį lentelės. Galite pasidaryti tarpą tarp raidžių, tarp visų šitų. Čia palei jūsų išmislą, palei jūsų nuomonę ir palei jūsų norėjimą. Galite ryškinti, galite neryškinti, galite pakreipti, pabraukti. Esmė tai viskas yra jūsų vaizduotė, iš idėjos galite net dasidėti paveiksliuką, kaip pavyzdys pasikeisti tarpą, pasikeisti valiutą, aišku, eurus dažniausiai, dažniausiai mūsų valiuta eurus. Galite padaryti kiek matytus, tarkim, žmonių, maksimaliai 25, aplamai 25, galite susimažinti iki 5-10 ar kiek norit. Tada visam šitam reikalė galite net pasikeisti į kurią pusę. Kaip pavyzdys scroll up. Scroll up nelabai gal matysis, dažniausiai arba į dešinę, arba į kairę. Galite pasikeisti greitį. Pavyzdžiui, čia dabar viršui, kur
kuris matos. Ten yra padarytas 10 greitis. Šiuo momentu taip, šiuo momentu mūsų nejut, bet jis pradės judėti tada, kai įsisaugosit ir padarysit, kad atsirastų jūsų OBS. Tai kaip pavyzdys pasidarom greitį, kad ir paliekam 6. Ir visą tai mes tiesiog išsaugojam. Saugojam ir lygiai taip pat. Tam, kad atsirastų jūs OBS, pasidarot kopijų URL, nueinat į OBS, add source, browser source, viskas. Jis pas jum OBS. Nusikelia ten, kur jums patogu. Aišku, iš šito garso nėra, tai ten nėra tiksliau užsidėti, kad atsirastų garsas. Ir viskas. Po to jis atsiranda OBS ir tiesiog jūs juo naudojatės. Patrinkim šitą. Šitą aš pasididinsiu tiesiog biškį. Ir kaip pavyzdys, kad matytum, aš nusikopijuoju. Mes esame mūsų OBS. Browser source. Palieku browser, nes, čia parodomasis visas. Įklijuoju adresą. Ir prašom. Jis atsirado šį čia. Ir matot juda. Aišku, jie dabar du, nes palikts ir senasis, bet kadangi aš dariau ant viršaus, tai jie ir atsirado du. O šiaip pasidaryst vieną bus vienas. Kits labai nuostabus dalyks yra bendras chats. Bendras chats yra programa, kuri sudėt visus jūsų chatus į vieną vietą. Tai kaip pavyzdys pas mane, jeigu streamus, kai žiūrėjot, matot ir TikToką chatą, ir YouTube chatą, ir Kika chatą, ir Twitch chatą, viską vieną. Tai yra tur pliusų ir tur minusų. Aišku, minusus visą laiką galite pasiversti pliusais. Tai kaip pavyzdys, tai yra programa vadinama Casterlabs. Aišku, aš ją jau prisijungęs, bet paliksiu nuorodą, iš kur atsisiųsti, kaip pasidaryti. Tai kaip pavyzdys, kai jūs atsisiųsit, įsirašysit, bet kuriuo atveju jūs prisijungsit su ta platforma, kurią dažniausiai naudojat. Aš, aišku, jungiu su YouTube, tai aš prisijungiu YouTube. Tada pasispausit ant settingų, pasispausit ant accountų ir prisijungsit visus savo likusius accountus. Tai Twitch'ą, YouTube, Kika, TikToką, visas, kurias naudoju. Ir kai jau prisijungsit, kai pasileidinėsit streamą, dažniausiai šį čia atsiras, kad visur connected. Aišku, dabar, kadangi streamo nėra, tai daug kur rodo, kad neconnected, bet viskas. Tada, tam, kad atsirastų jūsų chats, pasispausit ant widgets, ant alerts, dėsit pliusiuką, dėsit integration, chat ir jums atsirand chats. Ir toj vietoj jūs jau galite pradėti koreguoti. Tai yra, pavyzdžiui, display name color. Galite padaryti, kad tiktų su platforma. Galite stastysti colors arba user interface. Dažniausiai user interface po kažkiek laiką pasikeičia spalvą. Match platform, tai tarkim, jeigu YouTube turėtų raudonai rodyti, jeigu Twitch'as turėtų rodyti mėlynai, jeigu Kik žaliai, dėl TikToką nepamenu. Aišku, darysit, kad žinutės dingtų, arba gali daryti, kad nedingtų. Čia priklauso nuo jūsų. Bet, mane ant ekraną, jeigu ten, tarkim, labai chats nėra interaktyvus, ta prasme, labai nedaug žmonių bendraujančių ir jeigu nesidarot, kad dingtų, tai jums žinutės labai ilgai stovės. Faktas, čia galite pasidaryti po kiek laiką dingtų. 30 sekundžių, minutę, pusantros, 2, čia vėl viskas priklauso nuo jūsų. Nesidarykit, aišku, kad dingtų po 10 sekundžių, nes dalinai ar ir patys neperskaitysit, ir kažkas kits galbūt neperskaitys. Faktas, galite žinutę stilių pasikeisti, kaip kad rodytų. Animacija, kaip atsirand, ar kaip išeina ir visą kitą. Taip pat pasikeis stilius, dydį ir visą šitą. Šiaip dažniausiai visą šitą rekomenduoju jau pasidarius žinutės, įsikėlus į OBS-ą ir tada pasikeitaliau dydį tam, kad normaliai matytus. Tai va, yra eventai. Tai čia ką rodys chat'e. Tai žinutės, aišku, tu rodyt channel points redemption. Tai čia pagrindai yra Twitch'ai ir Kika. Jeigu esat nustatę, kad channel pointai būtų. Donation, events and messages. Čia nori darotės, norit ne.
Man asmeniškai, kadangi aš ir bendrame ekrane, ir pas savį, pagrindinėme ekrane aš matau žinutės, tai aš pasidaręs, kad, tarkim, jeigu aš nemačiau, išmeti ant ekraną, kas kiek įmetė, ko įmetė ir visa kita. Follow events irgi darote, darotės, norit ne, kad matytumėt bendram chat'e. Ir visi kiti. Ta prasme, čia jūsų reikalas. Kaip nusistatinėti. Erzin, išjungėt. Norit visko nepraleisti nieką, viską susijungėt. Nu ir platformas. Pasirinksit platformas, kurių žinutės rodys. Kiek platformų susijungsit, tiek užsidėsit varnelį. Viskas. Susitvarkė šitą, tiesiog darot copy linką, nueinat į OBS, atsors, browser, kaip, palieku browser, atsorsą, viskas. Atsirado lentelė. Lentelės, aišku, šitaip nepasikeitė. Galit keitaliot, bet asmeniškai gausit pažais su aukščiu ir dydžiu. Tai kaip pavyzdys, tam, kad ją ištempt, pasidarysit į 600. Sutraukti į kitą pusę. Tai čia va teks pažais biškiai su dydžiais. O. Atrodo panašiai kaip chats. Ir tada, aišku, norėsit pasididinti, norėsit persikelnosit, kaip jums patogu. Ir viskas. Ir pasileisit stream, aišku, kartais atsirandėlėjus, kartais vėluoj, bet dažniausiai veikia ir kartais net greičiau pamatai, negu pas tavį atsirand pagrindiniam chat'e. Tai va. Šis dalykas labai puikiai veikia. Pats naudoju, nežinau, ganėtinai ilgą laiką. Tai viena iš tų geresnių platformų, kaip sujungti visus chatus į vieną krūvą ir rodyti bendrame ekrane. Taigi, turim dar vieną visai neblogą dalyką. Pavyzdžiui, jeigu jūs naudojat vieną monitorių ir kad nereiktų jungtis telefoną, planšetės ar šiaip, kad matyt visus tos pačius chatus, kuriuos prieš tai jungiamės į Casterlabs. Tai yra puikiai programa pavadinimu Twitch Chat Overlay. Tai jinai leidžia jūsų chatą užsidėti ant pagrindinį ekraną ir visą tai, ką pasileido per Casterlabsą, jums rodys ekrane be kažkokių super duper hiper turbo papildomų dalykų. Tai įsirašot programą, įsijungiat, darot settings, ir čia spaudžiat widgets. Create widget ir custom URL įsikeliat tą pačią nuorodą, kurią kopijavot į OBS iš Casterlabs. Tiesiog klijuojat, atsirand papildoms va toks langas. Šitą langą jūs tiesiog čia galite uždaryti. Šitą langą tiesiog nusikelsti į apačią, jis nereikalingas. Jums pagrindinis bus va šits mėlyns langėlis. Tai jame jūs matysit visą chatą, kuris vyksta ir kuris yra. Tai jį visą laiką galit pasididinti, pasimažinti, persikelti ten, kur jums patogu. Ir kaip pavyzdys, va dabar jūs matot langą su visu šito reikalu. Tai, pavyzdžiui, kad va, čia va, tarkim, būtų chats ir kad jis man nemaišytų, tiesiog paspaudžia šitą ir viskas. Jis pranyka, bet chats jame eis. Tai va, kaip pavyzdys, mato tą pačią test, pasirenkam, tarkim, all ir gal va, pasirašom test ir atsirand ir Kika, ir YouTube'ą, ir va, YouTube, Kiks ir Twitch'as kartu atsirand. Lygiai taip pat galite tą patį chatą rašyti visą kitą dalyką. Tai gerą naudojimą. O jeigu neatsirand langs, visą laiką galite pasispausti ant šito atsiradusią apačiui Twitch overlay'os, galite pasidaryti reset window, nusiresetins langs ir atsiras realiai abudu tie patys langai ir galėsit langą persikelti kur nori. Tai va. Aš tikiuosi, kad mano video jums padės.
Jeigu turit klausimų, visą laiką rašykit čatę arba susisiekit Discord'e, stengsiuos padėti, pagelbėti ir ką. Gerą naudojimą, iki sekančio.